Sveiki, purpliniečiai. Tęsime reportažų seriją iš Kaštonų virtuvės, kur šiandien šeimininkauja Jonas. Šiaip čia, kaip dažniausiai būna, viskas verda. Verda sriuba ir verda kulinarinis gyvenimas, o netrukus jis ir keps. Jonai, išduok paslaptį. Pica. Ką šiandien Pica. ruoši mums? Pica. Plačiau. Nu, pica. Įdomiau. Pica. Įdomiau, prašau. Nu, pats įdomiau. Pasipasakau pats įdomiau. Kas vyksta dabar? Žmogus dirba, tai ne. Trukdyti reikia. Grybą valgai. Pjauni grybą ir valgai. Nu, dar nemačiau, kad žmogus tarkuotų dešrą. Tai ypatinga pica. Kaip būna ypatingai, tai pamišimą. Pamišėlių pica, matyt, bus. Pamiša. Pamiša. Pica pamiša. Štai. Tikrai tarkuoja, nemeluojam, tarkuoja dešrą. Dar tokio dar nėra. Buvę ant žemės rutulio. Cūdų cūdai. Cūdų cūdai. Dyvų dyvai. Dyvų dyvai. Bus nebloga, patikė. Bet kai dar patikė. Reikia tau. Žinai. Pritariu ir taip pat dalyvauju. Dabar geriam. Neprarastas saldelis. Ir dabar jau šiandien atsivečiau krevetės. Ėjom pasivaikščioti, nes šiandien buvo +8 laipsniai. Švietė saulė visą dieną. Ėjom išgerti alaus, nuėjom į biliardinę, o paskui nuėjom į kaskas ir prie alaus pasėmėm keptų krevečių. Su balzamiko tokiu padažėliu. Labai gerai buvo. Buvo. Šios picos gamyboje veikia, kaip ir pavadinčiau, 2 departamentai. Pirmasis pagrindinis departamentas, kuriam vadovauja Jonas, tai yra pagrindo picos pado ir pagrindo, kuris bus dedamas ant picos. Ir kitas departamentas yra, tai yra mano, tai yra pomidorų košės gamyba. Aš atsakingas už labai skaniai pagamintą pomidorinę košę, kurią teps Jonas ant picos tešlos. Štai ji paruošta, laukia eilės. Nesam tikri, kad ji nėra saldi. Čia tam tikras nerimas širdyje brazda. Man tai rimas širdyje. Kaip gali kartais gautis saldžiai aštri pica šiandien Taip, dar geriau. mūsų pasaulyje. Štai tarkuojamas sūris fermentinis. Jono paruošti kiti ingredientai. Ne, čia ne tas ingredientas. Kuris ne tas? Alus. Čia kaip tik labai tas yra, čia pats pagrindinis, nes be alaus nepasigamintų jokio pica. Nė vienas picajolas nebradaro picos be alaus. Pažiūrėk. Štai, kas darosi. Dabar virtuvėje. Iš tos pusės aš turbūt peršoksiu, kad matytųsi. Tai aš visai sudžiu. Jo, štai, sudėdamas mano departamento atliktas darbas, dedamas ant kito departamento pagrindo. Fantastika. Giriu jūsų departamentą. Taip, ačiū. Premija. Labai dėkoju. Labai. Va. Taip. Dar neišjungi, gal pasakysi, ką tai filosofinio? Nu, kad čia nelabai kažko filosofinio gali pasakyti, bet apart tai, kad labai skanu. Ir kad prie vyno labai bus gerai. O mama sakė, kad nevalgys, daugiau liks. Valgys, mama, aš manau. Tai aišku, čia paragaus. Nu, va, pasižiūrėk, kaip tau toks. Ai, kaip priterlinta. Gerai, galim dėti dabar grybus. Ar sunkus dalykas yra grybus išdėlioti? Taip, vienas iš sudėtingiausių yra picajolos dalykų, grybus dėliojimo. Prancūzijoje daug kas mokinasi šito meno, kaip išdėlioti grybus ant picos. Aš mokinausi sodybai. Taip. Gavau 10. Ko? Nu, pažymį. Ai, pažymį, suprantama. Grybų per daug biškių. Per daug galima palikti kiaušinieniai kokie nors. Arba galima sudėti į voką ir išsiųsti į Brukliną, pavyzdžiui. Arba į kitą miestą. Taip. Klaipėdą ar Paryžių. Panevėžį. Panevėžį, Paryžių ar Londoną. O, Londone vertina grybų švies. Londoniečiai išmano, Grybų ne. ką vertinti. Yra koks nors skirtumas grybų išdėliojimo srityje ir mėsos, tarkuotos dešros išdėliojimo? Taip, aišku.
Tai pasižiūrėk, ten konsistencija, kokia grybos, tai taip neįsubyra. Taip, Nu, o mėsa tai taip subyra. aišku. Ir dėliojimas savaime suprantama yra kitoks. Gerokai. Koks paprastesnis Gerokai. negu grybo. Žymiai paprastesnis. Tačiau tokia jau... Čia yra tas pats, kaip remontuoti Subaru ir Žigulį. Aišku. Tai dabar jūs remontuoja Žigulį. Taip, o prieš tai buvo. Subaru. Va. Subaru su vynu ir viskiu. Skanumėlis. Va. Taip, matau papriką ir sūrį nežate. Taip. O dabar kaip pat... kokie ypatumai šito finalinio? Jau, Aš taip- va čia tai jokio ypatumo nėra, ypač su paprika. Nė vieno ypatumo. Bet čia reikia angelo kantrybę turėti, kad šitiek mažų gabaliukų sudėti į taisyklingai išdėlioti, kad paskirstyti. Tai yra praktikos reikalas, praktikuojasi. Tai atrodo paprastam žmogui, kad čia sunku labai gali tas būti. Taip, o nepaprastam. Irgi gali atrodyti, kad sunku labai gali būti. Bet kai praktikuojasi, tai nu, kaip ir visose srityse. Net ir kosmonauto lėktuvo vairuoti yra lengva, jeigu tu praktikuoji. Aišku. Kaip būgną mušti, pavyzdžiui. Taip, jeigu praktikuoji. Labai paprasta. Jeigu nepraktikuoji, tai aišku sunku. Na, ir sūris. Ir sūris. Tiesiog paprasčiausiai. Sūris. Paprasčiausias. Antarkotas. Paprasčiausias gazuoto vandens aparatas. Tučka. Einamas į gerą. Kodėl mane truškina? Down, 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 down.